Praėjusį šeštadienį įvyko pirmasis tarptautinis draugystės maratonas Druskininkai Gardinas 2011, kurį organizavo viešoji įstaiga Sport Balt kartu su Druskininkų savivaldybe bei Gardino vykdomuoju komitetu. Maratono startas įvyko 12 valandą ties ledo sporto rūmais Gardino mieste. Maratono trasa 42 km ir 195 metrai. Iš viso maratone dalyvavo 42 bėgikai iš Lietuvos ir Baltarusijos. Kartu vienoje grupėje bėgo moterys, vyrai ir veteranai. Nors tą dieną oro sąlygos buvo itin sudėtingos, finišą pavyko pasiekti visiems maratono dalyviams. Šio maratono, draugystės maratono Gardinas Druskininkų iniciatorius buvo Sport Balt vadovas Vytautas Lačinskas, bet manau, kad kažin ar būtų jis įvykęs, jeigu ne Druskininkų savivaldybės vadovų pastangos. Abipusių pastangų dėka ir įvyko pirmasis maratono bėgimas tarp Gardino ir Druskininkų miestų. Ypatingas jis iš tikrųjų labai daug ko. Visų pirma, kad sportininkai nestabdomi kirto dviejų valstybių sieną. Tai yra Šengeno erdvė. Taip kad iš tikrųjų negirdėjau, kad būtų analogų dar. Organizacinis komitetas turėjo 2 susitikimus aukščiausiam lygiai su Gardino miesto vadovais. Mūsų savivaldybė atstovavo vicemerė Kristina Miškinienė, susitikimas vyko Gardine ir dar vienas susitikimas vyko tiesiog pasienio teritorijoje. Ir dalyvavo abiejų pusių, tai yra Baltarusijos, Lietuvos pasienio pareigūnai, muitinės pareigūnai ir geranoriškumo dėka buvo surasti sprendimo būdai ir kartuoju, šiandien matom akivaizdžius bendro darbo rezultatus. Maratono bėgikai nesustabdomi kirto valstybių sienas. Kaip nugalėtojas ir pareiškė, jis pasakė, sako, dar niekad taip greitai nebuvau patikrintas muitiniai. Sakykit, o tokios oro sąlygos iš tikrųjų, ne kažin, prastokos, kaip? Taip, aišku, tai yra geriau negu alinantis karštis, bet priešinis vėjas ir lietus nepadėjo sportininkams. Ir daugelis finišavo, iškart masažavo kojų raumenis, nes prasidėjo traukuliai. Taip, šaltis gal geriau negu karštis, bet priešpriešinis vėjas ir lietus stabdė sportininkus. Galime tikėtis, kad šis maratonas taps tradiciniu. Trečias numeris. Taigi, Ihar